Tikriausiai skautai pastebėjo mane, kai aš buvau 16-17 metų, jau buvo Amerikoje, tada žaisdavau varžybas vasaros lygoje ir tai padėjo man sužibėti ir tada mane pastebėjo skautai. Eurolyga yra viena geriausių lygų pasaulyje ir tikrai čia yra sunkiau, bet yra dideli skirtumai tarp Amerikos ir Europos, bet čia yra sunkiau. Ar vis dar seki savo būsios komandos NCAA žaidimą? Seku, jie iš tikrųjų žaidė šią naktį, laimėjo, bet dabar buvo tik draugiškos, kol kas sekasi gerai. Vilniuje tikrai esu labai patenkintas, gal skiriasi tuo, kad aš buvau pripratęs gyventi Floridoje, kur yra šilta ir lyja labai retai. Čia jau buvom sulaukę ir sniego, ir lietaus kiekvieną dieną, tai gal tas daugiausiai ir skiriasi. Man daugiausiai reikia žaisti prieš Renaldą, tai tikriausiai jį. Yra daug fanų, kur mus palaiko ir atvažiuoja varžybas ir į išvykas, tai esu patenkintas. Aišku, kad norėtųsi, kad ateitų kuo daugiau į varžybas ir mus palaikyti namuose. Gal buvo 2 baudas, kai reikėjo sumesti mūsų konferencijos finale. Mes laiminėjom 1 tašku su 8 sekundėm likusiam. Mane subaudavo ir abi 2 baudas sumečiau. Atrodo, tos baudos, kaip ir treneriai paskui sakė, kad lėmė tas varžybas, nes komanda, prieš kurią mes žaidėm, tai buvo Šiaurės Karolina, tai jie tikrai būtų įmetę mums tą 1 tašką ar 2. Kaip manai, ar įkrėsim į kailį Žalgiriui artimiausiose rungtynėse? Be abejo. Treneriai vis daug turi įtakos, kaip nuteikti varžybom, jie gali palaikyti tave ir taip mūsų treneris tikrai pasako geras kalbas dabar ir pats motyvuojasi, gal ateidamas anksčiau pamesti, pažiūrėti, kaip sekasi, kai nesiseka po varžybų, nenusiminė į salę, vėl dirbi, kuo daugiau dirbi, tuo rezultatas gerėja. Kažkas buvo manęs tas klausęs, gal kai teipuojuosi, susiteipuoju kairę koją visą laiką pirmą negu dešinę. Ir čia kaip prietaras tapo jau. Ar svajoji žaisti NBA? Ne. Nenorėjau, negerai buvo, prašė, aišku, jie prašė, bet ne. Ką tu darai, kad esi toks gražus? Mūsų masažuotojas daktaras Kostas sakė, kad dėl to, kad aš save myliu. Turiu labai gerą šeimą, daug draugų ir kad pasiekimo labai didelio neturiu, bet nieko man gyvenime netrūksta, esu visko patenkintas ir tai yra džiaugiuosi, kad turiu tiek daug žmonių, kurie mane palaiko. Čia laiko Twitteryje, tu ar Nemanija nedaug? Aš nežinau, Nemanija, aš Twitterį skaitau kiekvieną dieną, gal nerašau, bet skaityti daug skaitau, daug naujienų, visko, o Nemanija, tai retai, kad aš jį matau. Barcelona ar už Realą? Tikriausiai, kad Barcelona bus. Viktorija tau perduoda linkėjimus iš Šilutės kaimynės Švėkšnos. Ačiū už linkėjimus. Į Šilutę grįžtu dabar retai, nes sezonas prasidėjo, mūsų tvarkaraštis yra labai įtemptas, tai tenka retai nuvažiuoti, bet aišku, norisi kuo daugiau ir pasitinka mane, gan šiltai, kai nuvažiuoji, tai tėvai ir seneliai. Už geriausią klausimą išrinkau Sonatą Kotryną. Pasirašysiu. Prašom. Kaip žinote, šios Eurolygos varžybos yra mums labai svarbios ir Bešiktašas yra tikrai labai komanda, tai mums tikrai reikės jūsų palaikymo. Ateikite mus palaikyti 4. Siemens arenoje.